O, sveikas. Sveiki. Nu, kur tu čia? Uždusęs toks. Treniravaus, atsispaudimus. Oi, suprantu. Ar nereikia dar? Jau gal reikia. Ar aš per anksti? Jau gal Tai reikia. tu mums pasakyk. Ar dar tiki, ar jau nebe? Po pirmų rungtynių nesitreniravau, bet po antrųjų pabandžiau. Bandėjau. Tuo tempu, kurio reikėtų, tai... Įmanoma? Nu, Tai Ar, kiek ar, ten? ilgi, ar ilginsim laiką iki 2 valandų, ne per valandą? kol kas Tu bandžiau, skaičiavai kiek į minutę tai kol kas bandžiau 300 padaryti per 20 minučių, tai padariau, bet 330 pavyko padaryti, bet jau buvo, kaip sakant, kaip Velsui pirmas rungtynės Velsui. Tai dar turi 4 savaitės kokias pasitreniruotais, nes gerai. Ne, tai aš manau, Netruks. Velsas dar iššaus. Nu, mes čia sėdėm su Paulium, laukiam viską, galvom, čia jau gal laiptais bėgi, kur tu čia gal vėluoji, jau pasirodo, tu jau treniruojas. Planas buvo ledukus pirkti šį kartą, bet Palikim gal šitą kitiem metam. žinok, pagal dabartinės aktualės kažkaip net nežinau, ar kitiem metų. Kitam dešimtmečiui Kaip čia gal. atrodys, nu tie kiti metai. Tai va, kaip savaitgalis, vyručiai, kaip vertinat? Jeigu Kokios reiktų vienu mintys? žodžiu, tai gana netikėtas, kaip praeitą sakėm, kad viskas kaip ir turėjo būt buvo. Šis toks, jeigu reiktų vieną žodį įsirinkti, tai sakyčiau labai netikėtas. Ir daug dalykų nustebinus. Tai kaip ir kalbėjom, kad gali būti visos komandos turėti po pergalę. Tai realiai taip ir įvyko. Airiai turi 2 pergalės, visos kitos komandos turi Pergalė. po pergalę ir Velsas neturi nė vienos pergalės. Tai tikrai dar kol kas gali, sakykime, pasisukti bet kur šios nacijos. Taip. Aišku, airiai turi, galima sakyti, kad nugalėjo jau 2 gana stiprius varžovus. Ir jau Ir iš jų kelias dėl Grand Slamo jau Tęsiasi. tęsiasi jau ir kaip panašu. Reikia nugalėti tik tai iš tų stipriųjų prancūzus namie. prancūzus namie, kas tikrai. Nu, pagal spėjimus, galvat, kad airiai Grand Slamą laimės esu truputį arčiau negu kad Velsas turės pergalę. Šitam spėjimui esu truputį arčiau. Kalbant Jo, apie Velsą, tai kiek patys stebėjau socialinių medijų, kad Jo. Brianas Gatlandas, legendinis treneris, kaip čia pasakyti, Paliko savo pareigas, jo, sakykime. greitai atsistatydino, nieko nelaukęs, su greitu Kaip atsistatydinimu. sakėm, kad turėjo 17 pralaimėjimų, Jo, išėjo tik po 14. Pakako. Jo, tai šiaip labai įdomu šitas momentas. Įdomus faktas, kad tas pats treneris buvo pakėlęs Velsą iki 1 vietos ir iki 12 pergalių iš eilės serijos, jeigu neklystu. O dabar tas pats treneris atvedė šią komandą iki atvirkštinio rezultato ir iki 12 vietos. Jo, pirmą kartą pasaulio grįžta. reitinge. Ir Tai kai minėjom, Sakartvelas, kad nepriimtas į 6 nacijas, pirmą kartą irgi aplenkė, jie yra dabar 11, Velsas 12 ir tas irgi vėl labai įdomu, Velsas pirmą kartą, kai yra sudarytas reitingas, nukrito į 12 vietą, nebuvo žemiau nukritę niekada. Taip, bet vėl čia tas momentas yra, kad Sakartvelas žaidžia prieš kitas komandas. Taip, ir jie laimi. Renkasi lengviau truputėlį. Taip. Tai čia yra tas momentas, bet vis tiek, pažiūrėjusi patį reitingą, faktą nekeičia. Taip, ir dar vienas, Gatlandas antrą kartą jau treniravo Velsą. Pirmą kartą treniravo nuo 2007 iki 2019 ir per 127 test mečus per rungtynes turėjo 56% pergalių santykį, o šį kartą buvo nuo 22 metų iki 25 ir per 23 rungtynės laimėjo tik 23% rungtynių. Tai O kaip tu, Domantai, kaip Velso fanas, sakykime, tikėjais, kad vidury 6 nacijų paliks Brianas Gatlandas postą, ar kokia tavo nuomonė į tai? Ar tu, jeigu būtum, sakykime, sprendimų priėmėjas Velso visam tam vadybiniam lygmenį, ar tu
tu būtum atleidęs Warreną, ar būtum, kad ir jisai pats norėtų, ar jis būtų, ar būtum įlaikęs dar, kad užbaigtų ciklą, nes vis tiek jisai nuspelnęs Velsui, ar ne, tai iš tos pusės, kad pabaigti ciklą ir jau... Jo, labai, aišku, reikia žinoti, kas vyksta viduj. Taip labai sunku sakyti, nes iš tikrųjų, jeigu būtų tas noras atleisti, tai gal buvo teisingesnis metas po Rudens International rungtynių, kai viskas buvo pralaimėta, kur būtų galbūt geresnis timingas ir naujas treneris būtų turėjęs laiko galbūt bent kažkiek pasiruošti. Kitas, iš kitos pusės žiūrint, jisai kaip tik apšaudė jaunus žaidėjus, galbūt kažkiek bandė apšlifuoti komandą tom 6 nacijom, bet nežinau, tiek turint pralaimėjimų jau, kad tu gali būti ir geras treneris ir galbūt turėti viziją ilgesniam laikui, keliam metam ar ten keliom rungtynėm į priekį, bet sunku to pasidaro tikėti, kai tu turi tiek pralaimėjimų. Ir, nežinau, šiaip žiūrint iš mano nuomonė, gerai, jeigu kalbant apie pirmą šio savaitgalio rungtynės, tai pralaimėta buvo italam. Aišku, visi italus giria, bet man visiškai nieko nenustebino ir man gaila, kad Velsas nesugebėjo nugalėti tokių italų taip žaidžiančių. Ganėtinai prasti, nežinau. Kai tu pameti, Paulių patikslink. Tai vat būtent, aš aš prie to dar prieisiu, kad realiai italai laimėjo dėl Velso klaidų, Velso pražangų. Bet vėlgi, tos pražangos, tos klaidos, jos neatsiranda iš, vadinkim, blogos gynybos, blogos spaudimo komandai. Tai apie tai galėsit pašnekėti, kai apie prancūzus šnekėsit. Šiaip labai įdomios iš tų... Kai bus kalbama, kad prancūzai daug klaidų darė ir bus galima atimti kreditus iš anglų. Čia toliau pašnekėsim, bet aš ką turiu meni, kad ir būdo kalbėta, kad Gatlando stipriosios pusės yra, kad jisai savo komandoms, treniruojamos komandoms, jo moto yra būti labai geriems basicsuose. Taip. Ir iš tikrųjų gera Velso gynyba senesniais laikais tą ir parodė, kad molas, lainautas, gynyba, esi geras basicsuose, kur tau reikia mažiau galbūt talento. Ir tas duodavo vaisių, o dabar neduoda vaisių, nes Velsas nesugebėjo pelnyti taškų. Kodėl? Galbūt todėl, kad Gatlandas nėra tiek susifokus, kaip sakyt, nėra tiek atakos treneris. Specialistas, jo. Ir kitas dalykas, kokie žaidėjai buvo seniau, kurie galėdavo atakuoti, o dabar jų nėra. Čia galim kalbėti apie George Moore, galima kalbėti apie Zemit ir čia jau playmakeris. Lygiai taip pat, jeigu dar senesnius laikus ten paimk, tai Velsas turėjo tikrai labai stiprių ir užbaigėjų, ir centrų. Tai Velsas gal... Dabar truputį kitaip. Ir Sparitas buvo Bigaras, kuris visos... rinko taškus, bet Velsas panašu, kad neturi tokio gal lyderio iš tikrųjų, kuris, kapitonas, sakyčiau, kuris tikrai labai jau išsiskiria savo ryžtų ten. Jeigu apie Jacką kalbant, aš manau, jis yra neįtikėtinas lyderis. Jack Morganas, jo. Ir jis tikriausiai bus vienintelis velsietis Lionso sudėty. Kalbama. Tai aš manau, kad jis tikrai yra labai didelis lyderis, bet... Ar jau užtenka? Neužtenka būti lyderiu, kai nėra tiek talento komandai. Tai va šitoj, prie ko aš taip norėčiau prieiti, kad Velsas tikrai gali žaisti geriau, net ir su tokia sudėtim. Aš tikrai manau, kad atakai gali žaisti geriau, nes tikrai buvo klaidų, kur daro visiškai žemesnio lygio komandos, kur atrodo antroje, trečioje fazėje turėtų būti viskas planuota ir žinoti, kas ką daro, o žaidėjai bėga, timingas prastas, klaida, pamestas kamuolys ar pražanga, kur nespėja žaidėjai palaikyti vienas kito. Tokios tikrai, net tam lygiui, nežinau kame problema, ar viduj kažkas, ar tas, kad žaidėjai keitėsi truputėlį, tai vat... Aišku, dar tas daug klaidų darimas gal oro sąlygos, tai šiaip įtakojo, nes lijo labai smarkiai. Apskritai visas savaitgalis klaidų, statistiniai, man atrodo, ten tie visi duomenys. Jo, labai... Bent jau vizualiai tai net ne... Šiaip italai padarė tik 4 klaidas kamuolio valdymo, Velsas net 17 klaidų, tai vėl čia labai daug.
tų skirtumų. Šiaip labai viena įdomi statistika perdavimai, tai tik tai 58 perdavimus atliko italai. Ką reiškia, kad daug labai nešė į liniją, kai Velsas atliko dvigubai daugiau vėl. Tai tas, taip, daug spardė, bet aišku, daug ir pataikė labai vėl. Ne, spardė open play. Tai spardė ir open play, bet ir italai vėl spardė daug daugiau, kiekvieną baudą jie spyrė vartus. Viską spardė. Ir attacking laiku irgi italai nusileido Velsas atakavo ir galėjau, kai buvo ta antra geltona kortelė, nežinau kodėl tiek nedaug molino Velsas, nes molas puikiai veikia, pačiam gale sugebėjo gauti 2 geltonas kortelės net ir penalty try iš to gauti. Buvo penalty try. Tai nors mano nuomonė galėjau pirmu duoti, kai davė pirmą geltoną kortelę, galėjau iškart duoti penalty try, bet teisėjas dar palaukė, antrą davė molą, vėl tą patį, vėl tas pats geltoną kortelę ir tada jau penalty try. Ir tada jau, kai liko 13, italai jau buvo įdomu gale. Buvo įdomu. Jo, jau galas buvo tikrai labai. Tai vad, bet viltis dar gyva, Velsas gavo bonus tašką, italai neturi bonus tašką. Bet mes kalbam, jeigu laimės prieš škotus, tai. Galbūt škotus jo, ar ten. Galbūt ir anglus namie. Anglus namie, bet, vėl čia jau, kaip sakyti, jau Spekuliacija. Dabar kaip utopija skamba, bet, matysim. Šiaip nebuvo gražios rungtynės, tikrai. Žeminimas neblogas italų. Tikrai neblogas. Bet čia Garbysi 5 sekundės. Taip, bet. Taip, bet daug Išpildymas labai geras, labai, visiškai pasinaudojo tuom ir išvelgė tą pranašumą, kad Kapoco buvo krašte, tai, tikrai irgi tą numatyti ir išpildyti tokiam, sakykime, ganėtinai mažam plotį, nes ir čia viskas susidėjo turbūt ir tas šiek tiek sėkmės ir tas visas, kaip čia, laikų spėjimas, būtent ir kamuolio atšokimas tam tikrą linkmę, kur padėjo prispausti, jeigu čia apie Kapoco. Taip, tai vienintelis ir žeminis italų ir buvo. Tai vat, dabar labai įdomu iš tikrųjų, kaip bus už 2 savaičių, kas pasikeis Velso, kaip sakyt, ar žaidime, ar sudėty, ar energijai galbūt pačioje, ar mikroklimate, tai vat, tas labai įdomu. Taip, aš sakyčiau, kaip profesionalai, tai aš manau, surastų jėgų savinės čia. Tikriausiai, kad nieko nelabai ką įmanoma pakeisti per, sakykime, kelias treniruotės, čia, sporte taip nevyksta, bet kartais būna. Emocinis truputėlį kitas, emocinis būstas toksai, tai visko gali būti. Tai šios rungtynės tikriausiai geriausiai pasirodė spėjimuose Tautvydas. Sakai, kad italai laimės 4 taškais, taip? Taip. Aš pervertinau šiek tiek, sakiau, kad 20 ir po pirmų 10 minučių taip ir galvojau, kad bus, bet pasirodo vis tiek gale. Nors dar ir buvo likus ten 5 minutėm, dar buvo tų 14 taškų ir galvojau, kad dar ten kažkas gali įvykti mano pusę, bet pasirodo, kad vis tiek. Tai aš kaip sakant, sakiau, kad laimės Velsas 4, tai taip nebuvo. Oi, kaip jokinga. Labai jokinga. Laimėjo 4. Labai džiugu. Kaip? Laimėjo 4, bet ne Velsas. Ne 4. 7. Nes buvo išteikė vienu žeminimu. Gavo bonus tašką ir aš manau, kad tai bus game changeris 6 nacijų pabaigoje. Linkime tau sėkmės. Tai iš tikrųjų. Bet ir tuo pačiu nelinkime. Kad nenustumti į galą šito, kaip sakyt, viso, kad nenustumti į galą konkurso, kuris buvo šiam savaitgaliui, tai vienas žmogus atspėjo tiksliausiai, tai Tomas Prekevičius, kuris atspėjo visas 3 nugalėtojus ir atspėjo tiksliausiai skirtumus. Tai sveikinam Tomą. Sveikinam Tomą ir kadangi gerai mus pažįsti, tai tu su mumis susisiek. Tai gal tuo pačiu ir, kadangi labai mažai spėjimų buvo, ir tuo pačiu gal paspėliokit sekančiam savaitgaliui, kas vyks. Turit beveik 2 savaitės, tai spėkit vėl taip pat, kas nugalės ir skirtumą. Kas pataikys tiksliausiai,
gaus prizą. Taip. Ir tada gal galim perėti prie antrų rungtynių. Ir savaitgalio saldainis, kaip sakant. Tikrai įspūdingos rungtynės. Bet įspūdingos įrodė savo vertę. Savo vertę, kaip sakyti. Bet įspūdingos dviprasmiškai. Įspūdingos iš trilerio perspektyvos, kad buvo taškas į tašką, tai vieni, tai kiti. Gana panašios varžybos šiemet Baltic Top lygos pusfinalį mes su Vairu, kai žaidėm, kai neaišku iki galo buvo, kas laimės. Tai lygiai taip pat ir čia, bet iš kitos pusės, be tos intrigos, gana prastos techniškai rungtynės, kaip ir minėjom prieš tai savaitgalį, prieš tai rungtynės vykusios buvo gana prastos techniškai, čia irgi tiesiog klaidų begalybė, kas visiškai nebūdinga prancūzam. Skaičiau, tiksliau buvo galima matyti, prancūzai nepažemino 6 kartus, kai trūko vieno perdavimo. Tiksliau, perdavinėjo tą perdavimą ir 6 kartus pametė kamuolį, kai jau reikėjo tik tai užnešti. Tai labai retas reiškinys čia tikriausiai tokio lygmens varžybose, kai jau Dupontas, realiai bėgantis žemrinimo, pameta 2 kamuolius prieš nieką, tai čia jau kažkokie... Taip, Bielberry irgi pametė visiškai, gal nesitikėjo, nes atrodo, kad labai buvo. Pino, tai jie ten pagrindė ir mėtė tos kamuolius. Taip. 6 kamuoliai, kurie buvo visiškai... Jie realiai galėjo paversti taškais. Tai, Gal dviese kažkur buvo šie Londone? Galimai. Gali būti, jo. O bendrai prancūzai padarė 30... O gal ranką su aliejum tiesiog prisitepė. Bet Vilno gerai pasakė. Linkėjimai Dovydui Tujanskui, nes jisai yra... Esu iš jo girdėjęs tokią frazę, tai labai senai jis žinos, apie ką kalbu, tai... Jo, linkėjimai jam. Galvoju, kad sakysi, kad yra išsitepęs kažkada pats. Gal ir yra, nežinau, tai... Išsitepęs buvo Dainius Romui vieną kartą. Dainius buvo Romui irgi išsitepęs, tai gal Dainių reiks ir... Bet aš tai netimčiau kreditų iš anglų, pagarba. Ne, anglai taip, anglai... Kaip jums tas playmaker darinys 10 Finsmitas, o 15 Markusas Smitas? Kaip jūs vertinate tai? Tai vėl 10 atrodo pradžiai Finsmitas sunkiau pradėjo rungtynės, bet pačiam gale įrodė tą savo vertę, perėmė spardymo duitis, vieno nepataikė, o kitą lemiamą, aišku, gana lengvas spyris. Bet jūs matėte tą lengvą spyrį? Ten buvo irgi foto, kur realiai per foto matos, kad net ten kažkas bandė blokuoti, tai realiai net per nuotrauką net nesimato, kad yra kažkoks tarpas. Realiai, net nežinau, ten sekundžių tikslumų, tai labai minimaliai. O geras, nemačiau šios nuotrauką, ten vos. Tai va. Ar nes tai galėsi gali dėti? Tai žiauriai, per plauką nuo tokio, kur jau pažeminė, spyris per vidurį ir dar toks, jeigu... Tai būna visko, aišku, bet būtų gaila, jeigu būtų tai buvę, bet taip nebuvo. O Markus Smitas 15 pozicija. Aišku, jie bandė žaisti, kitinėjosi ir kai žaidė tada su airiais, bet šį kartą atrodo, kad sekėsi geriau. Spardyti tiek nereikėjo. Labai toks ir su... Bet man kiek strategiškai anglai realiai pakeitė tą išorinę greitųjų žaidėjų, kaip čia sakant, tą strategiją, nes kur būdavo 15 anglų, priminkit? Stewardas. Visiškai kitoks žaidėjas negu Smitas. Visiškai. Ir dabar prieš tokias rungtynės tu statai Smitą į 15, kuris gal yra žaidęs už anglus 1-2 rungtynės. Taip, jeigu nuo starto 15. Jeigu nuo starto 15. Tikriausiai čia gal ir buvo tas taktinis momentas. Tai visiškai taktinis, kuris ir, sakykime, suveikė, nes laimėjo rungtynės. Tai įdomus pamatyti, kaip toliau rinksis tą strategiją prieš kitas komandas. Tai jeigu kalbėt apie spėjimus, aš spėjau, kad 2 taškais laimės prancūzai ir... Dar gal grįžtam šiek tiek, nežinau, pastebėjot, aš galvoju, kad dar nebaigsim kalbėti. Varyk tą savo statistiką. Ne statistika, šiaip irgi klausiau kitus podcastus, labai visus nustebino prancūzų trenerio keitimas Dželiberto. Likus 15 minučių ir Dupondą statyti 10. Čia buvo labai įdomu, nes jie dar laiminėjo tuo metu. Gal tikėjosi, kad jau viskas perlaužė anglus ir galvojo, kad laimės ir norėjo išbandyti 10, 9 duot pažaisti.
Ir manau, kad Dželibertas irgi nebuvo patenkintas tuo, kad jį iškeitė. Ir tas lėmė, kad ten jie pradėjo daug blogiau žaisti. Ir tada jau prasileido, nes prasileido žeminimą, tada jie ten atgal ir tada vėl gavo iškart. Tas labai irgi... Daug kas sako, kad labai keistas sprendimas buvo trenerio. Sprendimas įdomus, bet galvojat, kad toks sprendimas galėtų būti padarytas visiškai nesitreniruojant to, per treniruotės, aš taip abejočiau. Nu, nemanyčiau, kad nebuvo tas sprendimas, kaip čia pasakyti, forsuojamas. Jo, gal tokia opcija kažkada yra buvus. Gal, šiaip nežinau, gal buvo kažkoks... Tai Dupontas yra Tulūzė žaidęs 10 numerį. Tai jam nėra visiškai naujas, kažkoks nepatogus, kaip čia, pozicija, bet aš manau, kad tu teisingai sakai, kad tai nebuvo nepasverta. Ta rizika, tai... Bet, Na. Dar turi statistikos? Ne, nebeturiu specialiai. Toliau. Tai nežinau, aš kaip ir mano spėjimas buvo prancūzai 2 taškais, bet kaip sakiau, kad praeitą turą nustebino mane anglai ir šį kartą irgi nesakysiu, kad kad anglai mane nustebino ir šį kartą tik nesakysiu, kad prancūzai čia buvo labai blogi ir tik dėl to anglai žaidė gerai, laimėjo. Aš tiek sakau, kad anglai nustebino mane ir šį turą ir pelnyti laimėjo iš tikrųjų namuose. Tai nedaug, kaip sakyti, nedaug trūko, jeigu žiūrint tik taškais nepataikiau 3 taškais. Bet pats faktas, kad pergalė dėjo už prancūzus, tai kaip sakyti, prašoviau. Aš vėl prašau smarkiai, sakau, kad 17 laimės prancūzai. Čia reikėjo pagauti 2 kamuolius, iš tų 6 būtų laimėję, bet kaip sako, kas... Tai vėl čia, aišku, čia nepasteisinimai. Sakoma, nereikia šito, reikėjo neatimt šito iš anglų ir jo. Tikrai labai paįdomina čempionatą visą šitą pergalę anglų. Tai... Taip. Ir tai, jiem toks kaip moralės ir tos visos gal, sakykime, statymas to pagreičio. Į kitas rungtynės, nes jau jie lyginami vėl su... Senai buvo tokia didelė pergalė. Taip. Labai senai. Tai čia tą kaip pagreitį, kaip sakant, jau... Ir dar labai svarbus ir įdomus faktas, kad jie sugebėjo su airiais ištraukti tą bonus tašką. Taip. Pačiam gale. Ir dabar laimėjo ir turi sužaidęs esi su airiais ir prancūzais. Tau lieka kažko tai italai ir Velsas. Tai čia gali būti labai jeigu įdomu. Visus laimi su bonus taškais, o airiai, prancūzai laimi prieš airius, čia gali būti... Gali pasukti, jo, bet kurią. Bet kurią jau. Tautai, kiek tu... Aš spėjau, kad prancūzai laimės. Taip. Ant 2 taškų. Ant 2 sakiau aš. Ant 4. Gal 4 sakiau. Ant 4 sakiau, kad aš laimės. Bet jo, laimėjo anglai. Kolektyviškai prašovėm. Prašovėm. Norėjom, tikėjom, bet kolektyvas važiuoja toliau, kaip sakant. Tai galim judėti toliau ir kalbėjom apie Celtic Clash. Ir pirmas komentatoriaus buvo įvadinis žodis, kad štai mūsų laukia Celtic Clash. Tai buvau ilgą laiką negirdėjęs šito pasakymo, tik tais pamanifestavom praeitą kartą ir dabar paminėjau kaip tik komentatorius. Tai labai toks įdomus momentas. Kaip jums šitas rungtynės? Tai turim faną. Nuostabi Maikė. Kolektyvas. Airių Maikė. Iš kur gavai? 7 regbio rinktiniai turiu Airijoje žaidžiantį. Seniau žaidė draugą, su kurio kartu studijavom, tai po varžybų tokia, nors ir neteko sužaisti su juo prieš jį. Su juo teko, gal senesniam klube, bet neteko prieš jį, tai tokia smagi tradicija pasikeisti tais marškinėliais. Kaip labai įdomu. Skaitai su Lietuvos marškinėliais? Taip. Kaip manai, kokiam podcast'e dalyvausi Lietuvos marškinėliais? Norėčiau tikėti, kad jo, bet tikriausiai, kad ne. Čia 7 aš irgi laukiam šito, kada susitiksim su tais airiais. Tai va, galėsime Ernestai pataginti ir jisai dabar kaip tik atstovauja, nebestovauja jisai regbio 7 rinktinės, jisai atstovauja Ulsterio klubo. Nes jinai pasirašė kontraktą, tai nušoko nuo to 7 regbio, tai
shout out, kaip sakant, jau jam angliškai būtų. Dar vienas irgi gana stiprus žaidėjas, jau Kinan irgi žaidžia 7 Žaidžia metus. irgi jo. Tai irgi labai vis... Būtų buvusi proga ir tikrai... Kai prasilenkė, atrodo labai neatrodo, kad regbį žaistų žmogus. Visiškai nestandartinis gal turi toks. tą tokį, matosi, miklumą, tą sudėjimą tvirtą tokį, nors nėra jisai dėl fizinių matmenų, bet sudėtas tikrai tvirtai. Tai. Ja. Tai tęsiant apie rungtynės, kas čia labiausiai įsiminė? Skaudžios. Man jo gal pats skaudžiausias momentas buvo Darcy Grahamo ir Finn Russelo susidūrimas galvom. Jie buvo neaišku, skaičiau irgi, kad Finn Russellas kaip ir galėjo, praėjo tą galvos testą, kaip ir galėjo grįžti, bet treneriai nusprendė nerizikuoti ir sako, nerizikuojam, viskas gerai, nežaisk. O Darcy Grahamui jau šiek tiek prašiau. Kaip ir matėm, išvežė ir labai didelis klaustukas yra, ar jis pasirodys su anglais rungtynės. Tai aš pilnai tikiu, kad nepasirodys ir net turbūt, jeigu vien jau Finn Russelo nebeleido, nors jisai ir jau praėjo tą testą, sakykime, bet jau jo nebeleido, tai aš netikiu, kad visom, netgi 6 nacijom jį... Jo, nes gana dabar griežtai neleidžia. Tikriausiai protokolai griežti ir... Nors Finn Russellas ir buvo minėjęs iš tikrųjų, kad komandos draugam, kad kai kurių netgi neatsimena apie epizodų. Okay. Tai dar gal ir labiau tą sprendimą įtakojo, kad neleistų iš vis pabaigti rungtynių. Tai... Sakydamas, kad skaudžios rungtynės, tai čia apie tai turėjau minėti? Apie tai turėjau minėti, okay. Taip. Apie tai. Bet kalbant apie airių jėgą, ar galima patvirtinti, kad airiai įrodė savo vertę, savo lygį prieš škotus? Taip, jo. Mano nuomonės, kad airiai bes rungtynėse rodo savo lygį. Tikrai nėra, kad žaistų įspūdingai, bet žaidžia 80 minučių. Taip. Ir tikrai žino, ką daro. Galbūt tie rezultatai neateina nuo pat pirmų minučių, bet tikrai žino, ką daro ir gale dienos švenčia pergalę. O škotai, aš nežinau, kol kas tikrai angliškas žodis underperformina tikriausiai abiejose rungtynėse. Labai gaila iš tikrųjų, man taip škotai nėra, kad būtų kažkokie, kad aš palaikyčiau jos favoritai, bet smagi komanda. Tikrai gera, labai kaip... Gera karta, turi, kaip sakyti, jau gal 5 metai, kad jau šiemet ir tikriausiai, kad vėl ne šiemet. Bet šiaip su Anglijos futbolu, it's coming home, bet niekada ir negrįžta. Šiaip dar tokį, irgi atsimenu istoriją, kai žaidėm už Lietuvos rinktinę, buvo lietuvis rungtyniaujantis Škotijoje, tai Marius Tamušaitis buvo minėjęs, kadangi jis rungtyniavo Škotijoje, dabar tiksliai nepasakysiu jo klubo, bet būtent jie bendradarbiauja su Škotų aukščiausios lygos klubais, tai Glasgow Warriors, ir nežinau ar su Edinburgu, bet su Glasgow Warriors tikrai. Tai nusakė, iš grumtynių pozicijos žaidėjų, būtent škotų kilmės, tai nemaža problema yra žiūrint į priekį. Dėl to iš tikrųjų daug yra pietų afrikiečių kilmės žaidėjų, saliečių gal kažkiek, tai, bet tų tikrų škotų iš Salyno tai labai mažai ir tai yra matoma problema. Kaip tai atsilieps vėliau, neaišku, bet čia tiesiog toks buvo. Tai ta statistika buvo, kad daug komandų kenčia dėl to būtent ateities kartų. O iš salų daug naudojasi tą galimybę, kad tu gali už kitą šalį žaisti, tai tam tikrai reikalavimų vykdymais. Tai, ja. Aš noriu paminėti dar Semą Prendergastą. Vėl puikios rungtynės, vėl visiškas Johnny Sextonas, viskas ramiai užtikrintai. Pirmas spyris iš kampo visiškai ramiai per vidurį tarp štangų, tai buvo irgi neveltui gavo man of the match. Visai man patiko. James Lowe gavo savo žeminimą pagaliau, prieš tai atlikęs 3 perdavimus. Kaip jūs galvojat, ar Semas gavo man of the match
Ar dėl to, kad jis buvo toks geras ir sukontroliavo komandą, ar dėl to, kad airių struktūra yra tokia gera ir jis tiesiog žaidžia labai gerai ir išpildo viską struktūrą, tą, ką reikia daryti. Aš manau, taip, bet gal už tai ir nusipelnai, kad tu tiesiog yra planas. 21 metų įėjus taip valdyti komandą, kad ir, sakykime, gera struktūra, bet kokiu atveju nemanau, kad yra lengva. Didžiulė atsakomybė po tokių žvaigždžių kaip Sextonas, O'Gara, perimti tą vaidmenį, kad ir gera struktūra, aš manau, nėra lengva. Ir išlikti tokiam, bet čia turbūt gal labiau tas jo natūralus bruožas, išlikti tokiam, ramiam, įdomu, kokį būtų sekėją pastatyti ir kad stebėtų kažkokias veido būsenas, tai tikriausiai nekistų per visas varžybas, bet nėra lengva, netikiu, kad yra lengva, bet kokiu atveju. Su gerai susistruktūrizuota komanda žaisti yra 10 numerį, šiaip aš manau lengva, bet tokiam lygiai, nėra, kad labai būtų lengva, bet kokiu atveju, aš netikiu. Ko tu netikiu? Kad nebus taip lengva žaisti, užimti tokias pareigas ir diriguoti komandų ir rinkti sprendimus. Net jau man tik įdomu, ar čia yra... Ko tu netikiu? Ar čia yra pačio žaidėjo, kaip sakyt, talentas ir tas, kaip sakyt, jo natūralus toks talentas, ar tai yra labai geros airių sistemos vaisius, kur jisai sugeba labai gerai viską išpildyti. Aišku, dėl kažkurių priežasčių jisai ir yra, o ne dar kiti 10 variantų, kaip sakyt, o jis yra parinktas, bet man ir įdomu, kaip jis galvoja, dėl ko jis gauna tą, nes aš manau, kad jisai tiesiog labai gerai išpildo tą, ką reikia išpildyti ir labai teisingai tos sprendimus priema pagal pačią ir struktūrą. Tai tiesiog man toks pastebėjimas įdomus. Sutinku. Šiaip išskirtinų bruožų kažkokių, taip, nėra, kad turėtų lyginant gal su kitais 10, bet, jo, toks, šiaip pamąstymus. Tai ką ir? Gal. Jo, kas? Spėjimukai. Beveik pataikiau. Laimėjo 14, sakiau 11. Pirmą kartą buvau beveik tikslus. Užmiršot net kiek dėl? Aš pamiršau jau. Užmiršau, aš irgi iš tikrųjų pažiūrėjau, gal mano. Pataikiau beveik, tai atsimenu gerai. Tu matai uždėjai ir... Aš sakiau, kad škotų laimės, tai aš iš vis nemanau. Tai gali sudaužyti tą savo rutulį. Pranašyščio rutulį. Prastai man sekėsi. Finn Russellas kai sakyt, ne tai, kad neištraukė, bet jį ištraukė iš rungtynių, tai aš kai susitrenkė galvomą, mano scenarius nebepavyks. Zezo sakė 9, kad laimės. Beveik irgi. 12 nelaimė, ne 14. Ne, 14 baigėsi, Domantas arčiausiai buvo. Nice. Tai sveikinimai. Duok Mike. Sveikinu. Tai tai mes kitą raundą apžvelgsim kitoje laidoje. Taip, kitą raundą apžvelgsim kitoje laidoje ir pateiksime savo spėjimus. O jūs spėkit, duokit minčių. Spėkit, dalyvaukit, dalinkitės. Padėkit skleisti tą vadinamą. Žinia apie regbį ir 6 nacijas. Jo, užstrigo žodžiai, tai... O mes aptarsime sekantį raundą kitą savaitę, galbūt bus daugiau naujienų ir apie Velsą ir apie... Tai galim tik anonsą trumpą, kad žais prancūzai italai, rungtynės Prancūzijoje, airiai žaidžia namie prieš Velsą ir įdomiausias rungtynės škotai anglai. Ar airiai namie prieš Velsą? Ar išvyko? Ne, airiai namie. Ir škotai namie prieš anglus. Ir jo, taip. Tai aš kažkodėl maniau, kad anglai su Velsu, bet ne. Ne, škotai dabar žaidžia, škotam labai sunkus tvarkarštis papuolė iš karto visi. Nors anglam lygiai toks pats. Ir škotai turės truputėlį galimai net ir persigrupuoti. Taip. Ai, vyručiai, o Darius Girėną turė? Ai, taip. Lietuvos regbis žengia į arenas jau turėjo žengti šį savaitgalį, tai yra vasario 15 dieną. Gan netikėtai. Bet pratęskit jį. Dėl blogo oro sąlygų, tai pirmos taurės rungtynės buvo nukeltos.
į dar kitą savaitę, tai kaip sakyt, galite sekti mūsų puslapyje visą informaciją ir tikrai, kai jau bus patikslinta informacija dėl rungtynių, viskom pasidalinsim. Bet kalbant apie pačią taurę, labai smagi iniciatyva, kad grįžo 15 regbis pavasarį, nes to nebuvo Lietuvoje jau gal, nežinau. Čia gal net žiemą, bet gal net 10 metų nebuvo, kad jokia taurė vykdoma pavasarį. Tai labai smagu, kad grįžo Darius ir Grina taurė ir dabar jau turėsim tą, kaip sakyt, taurę ir išsiaiškinsim taurės nugalėtojus pavasario sezone. Ir šiek tiek 15 rinktiniai gal apsišlifavimas, šiek tiek, nes vis laik būdavo, kad pavasario ciklą žaidžiam visiškai be rungtynių. Tas buvo gana didelė problema, žaidėjai sugrįžta po žiemos miego, o dabar šiek tiek, bent 2-3 rungtynės pavyks sužaisti gal kiekvienam komandom. Ir... Tai va, tai palaikykit. Aišku, jau galvojam, kad oras, jau atšilimas, jau oras leidžia žaisti per žiemą, bet šią savaitę sako, ne, dar nežaiskit, -8, -10, taip kad... jo. Nors iš tikrųjų, jeigu visiškai taip off topic yra buvę, kai važiuodavo žaisti Europos tą taurę klubai į Rusiją ir žaisdavo prie minusės temperatūros. Tai nežinau, ar esat matę, bet ir ant sniego, ant minus, ten net 15 tikriausiai. Tai įdomi patirtis labai iš tikrųjų, bet gal čia to nereikia. Čia turėtų senesnės kartos atstovai gal šiek tiek pasidalinti. Gal tu žaidėjai su Latvijais tada, kai žaidė rinktinė? Ne, nežaidėjai tada. Aš sniegas kaip buvau. Aš žaidžiau. Jo, žaidžiau. Wow. Bet dabar visai nesenai buvo, kai Čekijų žaidžiam ant sniego, tai ten labai panaši situacija. Čia prieš porą metų tai labai identiška. Tai iš tikrųjų, tas regbis yra labai įdomi sporto šaka, kad tau tenka žaisti ir ant išdžiūvusios žolės vasarą, kur kaukši bucai į žemę. Gali tekti žaisti ant dumblo, kur net negali įsmeigti bucų, gali būti, kad ir ant sniego. Ar ant sušalusios žemės, kaip kažkada žaidėm prieš Vengrus Šiauliuose, kur išėjom ant pavėsio ryte ir tiesiog kaukšėjo bucai į žemę. Tai jokiam kitam sporte beveik to tikriausiai nebus. Arba kur, kai žaidė su belgais, kur meti kamuolį ir nežinai, kada vėjo gūsis pagaus ir išskrenda kamuolys iš Šiauliuose. Aš 3 metus irgi buvo visiškas kosmosas tada. Tai vat, labai įdomu. Tai... Jo, istorijos. Tai pažiūrėsim, kuri, kaip sakyt... Kuri scenarijus šį kartą bus, tą turėjo, kad manėjau. Kuri komanda geriausiai... Kokios oro sąlygos, bus parinktos Lietuvos tauriai. Jo, tą turėjau. Ar dumblas, ar sniegas, ar avataras, ką nuspręs. Gerai, tai... Antrą turą, vieną įdomiausių turų kaip ir aptariam, o jūs kviečiam ir skatinam spėt kito turo nugalėtojus ir rezultatus. Taip pat komentuokit, pasidalinkit pasiūlymais ar pastebėjimais, mums tai svarbu. Dar prie to pačio kviečiame pažiūrėti naujų video, kuris pasirodė mūsų YouTube platformoje. Kaip įvertinimo pasiekite mus, mums labai svarbu, kuriam iš idėjos, taip kad kiekvienas ar komentaras ar naujas subscribas mus skatina judėti toliau. Tai iki kitos savaitės.